Renkam. Ir vis kaip nepatenkinti, taip nepatenkinti. Nu tai kaip. Mesgi tai orientuojamės į tenais. Mūsų visas repertuaras dabar tai yra orientuotas į vakarus. Ir vakaruose, Jungtinės valstijos, čia yra tas diktatorius madų ir repertuaro pagrindinis. Liko du. Būkit ramus, blogiausia tikrai išsirinksim. Aš tai ir stovim dabar prie šito pasirinkimo. Ir dabar svarstydami, ar iš viso eit balsuoti. O jeigu balsuota, iš kurį? Tokia šneka standartinės kalba šneka, o aš standartų labai nemėgstu. Todėl pasižiūrėsiu, jeigu pamatysiu, kad iš tikrųjų kalba apie tai, ko Lietuvai reikia, tada ir pasirinksiu. Dabar aš tik matau standartinius brėžinukus, standartinius posakius, kaip pirmokai iš vadovėlio, reiškia, kalba. Jau matosi iš karto prieš 2 metus, ką užsienis parinko, paskui duoda daug pinigų, paskui, jeigu reikia, sustoja kompiuteriai ir tampa tas, kurio reikia. Tai kam tokiam cirke? Pamatys, neugi nematot dar. Jeigu nematot pats, tai išaiškinėmi reikia. Smegenų išplovimas ir kad jau tau dieną naktį kala ir žmogus atsikelia ir galvoja, kad daugiau nieko neturi liktai. Ir einu, nepatinka man šitą. Žiūrėkit, mes girdim frazę. Nėra už ką balsuoti. Girdim. Pastoviai. Pastoviai girdim. Ar tai būtų šneka apie atskirus asmenys, ar apie partijas. Ir tada susidaro įspūdis, kad Lietuvoje galima balsuoti tik socialdemokratus ir krikščionis ir konservatorių. Teisingai. Taip, jie dėl valdžios mušasi tarpusavį. Bet jie kapitaliniai sprendimai tai daromi kartu, susėdėmus alkūdėmis, suprantate? Va, kur yra įdomumas visas. Ir čia be abejo atsakymas lypi kur. Na, yra, psichologai tą patvirtina. Apie 70–80% žmonių yra labai lengvai manipuliuojami. Ir čia nepriklauso nuo išsilavinimo, nepriklauso nuo turtinio centro. Tai yra tiesiog prigimtis. Iš karto buvo aišku, kas laimės. Ir buvo savo visi kiti neverti dėmesio. Kaip šita situacija yra suformuojama? Va, kur įdomu. Kaip yra suformuojama ta situacija, kada dauguma žmonių įsivaizduoja, kad vertas yra va tik tas. Buvo pasiruošę jį sudraskyti į gabalus. Ir nežiūrint į tai, jis laimėjo rinkimus. Pareigos pačios veikia. Bizantizmą čia. Tai čia ne Lietuvos bėda. Čia yra ne Lietuvos bėda. Tai yra apskritai šitai funkcionuoja ta vadinama demokratija. Tai yra manipulacijos, didžioji dalis tai yra manipuliavimas žmonėmis. Paskui yra pareigų magija, puikus žinojimas masių psichologijos, pinigai, žiniasklaida ir politinė valia. Ir va taip sukasi tas chaosas, be persto. Pasakykit man dabar, kuris iš tų kandidatų atstovauja va šitas nuostatas. Už kurį aš turėsiu balsuoti. Parodykit man jį. Vat matot, jūs tylit. Tylit. Tai jūs už mane ir atsakėt, aš neturėsiu už ką balsuoti. Nes nei vienas iš tų kandidatų šitokio prasmių lauko nedeklaruoja.